Kas atsitiko? Buvau pas Hardą. Pirkėjai nesurenka šaibą. Tiek ilgai? Neaišku, iš vis kada surinks. Tavarą reikia perslėpti. Per ilgai guli toj pačioje vietoje, nesaugu. Tai reikia naujo pirkėją. Nu, kas jį turi? Tu turi, aš turiu. Seniai Hardui sakiau, kad reikia atsarginių kanalų. Tai nuleisti kainą ir atsiras. Jo, nu ne šiandien, ne rytoj. Laiko reikia. Perslėpkite tą vietą, kur rodžiau, gerai? Gerai, padarysim. Gaila, Šramo nėra pas jį daug kanalų. Tai neaišku, paleis, ne? Nu, jeigu teismas nepratęs suėmimo, tai išeis. Žodžiu, laukiu teismo datos ir kol bus aiškus teisėjas. Padarykit, ko prašiau, gerai? Davai, hibrid. Davai. Bet nėra kelio vieno, bus rimti reikalai, nors ir spardosi siela, vyksta po kojom, nori bėgti kartu. Reikia keltis ir eit. Labą dieną. Labas. Jūs Tautvydo brolis. Girdėjot, kas nutiko jūsų broliui? Girdėjau. Skambino kaimynai, sakė, matė, kaip išvežė. Martynas Vengalis, kriminalinis biuras 6 valdyba. Sėskit. Ar gerai sutarėt su broliu? Surašė. Jūs galit padėti jį ištraukti. Apie jūsų brolio hašišą dar nieko nėra suvestinėse. Laikom tai tyloje, norim palikti vietos manevrams. Jūs padedat mums, mes paleidžiam jūsų brolį. Ką reikia padaryti? Jūs sėdėjot su Richardu Kaunecku, pravardę Hardas. Buvo laikas. Ką reiks padaryti? Jums dabar sunku. Skęstat skolose. Reikia amfetamino, žinot, kur parduot. Jūs norit pasodinti Kaunecką? Norim surasti jo fabrikėlį. Kokį dar fabrikėlį? Narkotikų. Kaip man paskui gyventi? Kaip visi normalūs žmonės. Užvers mane. Niekas nesužinos apie tavo vaidmenį. Užmirštam šitą pokalbį, gerai? O brolis? Jaunas dar. Negaus tiek, kad neatsidėtų. Jūs galvokit. Jeigu ką, paskambinsit.
Viso gero. Nemiegam. Nereikia. Palauk, neskubėk. Neaišku, ar mes čia vieni. Bus dar koks eigulys. Davai, tu pažiūrėk ten, aš čia. Kažkas važiuoja. Va tau ir eiguliai. Žvers nori? Nesikišam. Nesikišam.
Grantas. Už ką čia tave? Nežinau, kažkas sumaišė. Kino čia žmonės? Vykarto. Tai už ką norėjau nuimti? Sakau, nežinau. Dėkui, bachūrai. Lieku skolingas. Taip ir nepasakė už ką. Ne. O tavaras? Palikom. Pilnas miškas žmonių. Anksti ryte nuvažiuosim, padarysim. Tai Nikita su Kraftu pykstasi. Ko dabar nepasidalino? Darau. Здорово. Nu, kas atsitiko? Nu, buvo nuvažiavę iki slėptuvės tavarą perdėti. Grantą išgelbė. Nuo ko, nuo vilkų? Nuo vilkų. Vykarto žmonės nuimt norėjo. Jau buvo dūlai įrėmę. Nu tai ir gerai. Kam gelbėt ar šūdo gabalą? Kaip tai kam? Šalia tavaras. Lavonas, šunys, mentai, tau ką, dėmesys reikalingas? O kam jį perslėpti? Buvaigi pas mane nieko nesakei. Ką čia sugalvoji? Nu tai pagulės dar 3. Iš kur ta panika, jofana? Atsarga gėdos nedaro. V žopų tą atsargą. Gerai guli, tegu guli, sugalvoja jie. Tu geriau spausk norvegus, tu spausk norvegus! Kaip juos spaust? Pasakė laukt, aš laukiu. Einu į kaltų su nervinu. Man kaip visada. Visur iš paskos kaip apsauginė. Taip ir maniau. Ai, kad sunervina. Tai aš tau sakiau mažiau klausyt, ką tie debilai šneka. Tai gerai, jeigu tik šnekėtų, kad ima ir daro. Tai ką padarė? Ai, nieko. Tai papasakok. Lenda prie slėptuvės. O ten miške kažkas Nu, tai išgelbėjo? išgelbėjo. Dabar gal nuo Krafto padėkos raštą gaus, nežinau. Ir ragus surėmė. Mano tėvas taip sakydavo. O žinai, ką dar sakydavo? Jeigu situacijos negali pakeisti, keisk požiūrį į ją. Jeigu negali uždraust gert, tai išgerk kartu, ne? Būtent. Šitą klausyk, tave galima minutėlį. Tai sakyk prie Iglės. Žodžiu, nusprendėm nieko nekrūtint, nieko neimt, nelyst, palikti taip, kaip yra. Tai prieš 5 minutės tas buvo aišku, dar jie sprendžia kažką. Nu, bet gal tu paskambink tiem norvegam, ką? Galigi ir pablefuoti. Nu, sakyk, kad yra kiti žmonės, kurie nori pirkti, jeigu ne, tai ne, nenorit, nereikia. Klausyk, lauktų dar kokias 3 dienas. Baig panikuoti. Prisėsk į kalkuvą su mumis. Ne, einamės pokeriukas mesim. Nenorit prisijungti? Gal kitą kartą. Mes dabar su Igle baliavojam. Nu, okei. Bardakas kažkoks. Sprendžia jie klausimus.
Nepavyko.